Klausau. Labas vakaras. Sveiki. Skambi uždusus. Ne, nieko. Kas nieko? Nieko, man viskas gerai. Tau visada viskas gerai, taip? Taip. Dabar buvai bendrajam kambarį ir nubėgai į savo kambarį pakalbėti, ar kaip čia? Kas? Kaip? Kas? Aš negirdėjau, ką tu sakėjai. Kaip sakai? Klausau. Alio. Klausau. Bendrajam kambarį buvai? Ne, aš turiu savo kambarį, savo namuose aš darau ką nors. Tu turi savo butą? Ne. O su kuo tu gyveni, primink man? Nesvarbu. Ok, norėjau paklausti, tai tu kažkaip, mums sekasi vis tau prisiskambinti. Taip. Ir, žinai, nes aš jau šiek tiek nerimauju, kad tu kažkur išvažiuoji. Klausyk, Ive klausia, paklauskit Samantos, kodėl jos balsas toks žavus. Tai čia genai. Murmur. Tavo mamos irgi toksai pat žavingas balsas. Panašus. O iš kur tavo šiaip grožio paslaptis ir figūra, tu sportuoji daug? Nu jo, stengiuosi palaikyti aktyvumą, bet aktyvumas man reikalingas ne tik, kad formai, bet ir, tai man padeda saugot gerą savijautą. Wow. O šiaip vanduo, miegas, aišku, dieninis geras kremas ryte. Samanta, papasakok apie pačią seksualiausią savo gyvenimo akimirką. Tai, kad jas visos tokios, kiek buvo. Tavo visos akimirkos gyvenime yra seksualiausios. Kad ir antai šita. Taip, nes aš pati tokia. Kaip? Taip, nes aš pati tokia. Ką? Kaip? Palauk. Ne. Tu nelabai supratai šitokį klausimą. Puikiai supratau klausimą. Kokia buvo pati seksualiausia tavo gyvenimo akimirka? Sakau, negalėčiau išskirti vienos. Visos kokios jos buvo, tai jos Tavo visos akimirkos gyvenime buvo seksualios. Tai aš kalbu daugiau apie... Samanta, ar tu žiūri kokį nors serialą? Ne. Ar tu žiūri televizorių? Žiūrėjau kurį laiką, žinai, palauk. Teletabiai. Ne, žiūrėjau kurį laiką vieną itališką. Itališką. Tu supranti itališkai? Ne, ten buvo vertimas. Vertimas buvo. Tikrai? Ai, gerai. Man irgi. Geras šitas, ne? Ar to gražus šitos merginos balsas, Samanta? Aha, labai. Tikrai gražus, labai. O, galėtų laisvai garsinti, ką nors. Samanta pagyrė kitą merginą. Kinai! Kiniečiai! Ne, aš tiesiog... Kiniečiai! Plojam! Kur jie yra, palauk? Užmiego. Trauk iš spintos kiniečius. Palauk, Samanta. Traukiam kiniečius iš spintos. Kur tie fucking emigrantai, klausyk? Emigrantai mūsų išsibėgioja. Matyt, dėl to, kad mes jų nešėrėm porą dienų. Kinai! Hop! Samanta pagyrė kitą merginą. Opa, ne, tiesiog sakau kaip yra. Opa. Samanta, ar tu esi susikūrusi Facebooko profilį? Ką? Ar tu esi susikūrusi Facebooko profilį? Ar tu moki naudotis kompiuteriu? Po Vilnių aš jau naudojas kasdien. Koks tavo lankomiausias tinklalapis yra? Vienas pats mėgstamiausias. Lankomiausias. Tai čia būtų viskas, kas susiję su kino industrija. Tai Google LT tenais kažką tai? Ne, tai sakėjau... Vogue. Ne. Nesvarbu, daug yra, bet vieną pagrindinę paspaudžiau, paskui ten einu. Na gerai, o koks yra pagrindinis? Angelina Jolie. Kas Angelina Jolie? Tas koks mėgstamiausias tavo puslapis Angelina Jolie buvo? Nu, aš turiu jį adresinę po Vilnių. Kiekvieną dieną Pasakysiu tau, kaip buvo. Tu užsuki Angelinos Jolie fanpage? Tiesiog visų pirma,
Čia apie kino industriją ir visą laiką paspaudžia pirmą, pagrindinį, o po to jau eina į visus šalutinius. Tai pagrindinis yra Angelina Jolie. Gerai. Iš kino industrijos. Man įdomu, o po to jau yra visa kita. Va štai tai, va kalbame kartu ir kas mums tokio. Va būtų tiesiog va taip ir kalbamės. Nereikia. Va. Ok. Tai mėgstamiausias, o gerai. Kokį tu filmą paskutinį žiūrėjai? Gia. Neišgirdau? Gia. Gia? Nežinosi turbūt. Ne, Gia? ne, Kaip vadinasi? Gal galėtum tu paspelinti? Tai tikrai istorija apie... Ne. Paspelinti reiškia nepapasakoti, o reiškia paraidžiui. Paraidžiui. Kaip yra paraidžiui tas filmas? G.I.A. Va. 98 metų su Angelina Jolie, taip Michaelo Kristoferio. Mano dvi mėgstamiausias visų laikų juostos, tai Gia ir Merginos su trūkumais. Ir abidvi turi savyje Angelina Jolie, taip? Jo, ir būtent juos atlieka jinai. O taip sutapo. Ar manai, kad Angelinos Jolie apsauga turi tavo nuotrauką? Ne, prie ko čia aš? Šitas geras, tipo, galvojau, užtrunka, bet va tai, va. Va, labai gerai. Gia ir Mergina su trūkumais. Kiek kartų tu esi žiūrėjusi šias juostas? Neskaičiuoju, bet kaip turiu laiko, geriausias scenas pasižiūriu visada. Ar Gioje Angelina Jolie buvo nuoga? Taip, ir labai daug scenų. Ir labai nuoga buvo. Visa. Ką tu manai apie psichologų konsultacijas, Samanta? Ar, tarkim, dažnai rodo filmuose, kad vaikšto žmonės? Ar tu vaikštai? Ne, aš nevaikščiau. Kaip Tony Soprano, pavyzdžiui. Kaip Tony Soprano. Esi buvus? Kas? Ar esi buvus pas tokį terapeutą? Ne. O nemanai pradėti lankytis? Ne, man nereikia. Nu, nes tu tokia jautri kažkokia, aš dėl to taip. Aš jausminga, emocionali, bet man nereikia. Tarp jautri ir jausminga, emocionali, tai šiek tiek yra skirtumas. Tai nuo to viskas ir susideda, tai... Kalbėdamas su tavim bijau tave užgauti, žinai? Aš labai stipri. Tai tu emocionaliai jautri ar stipri vis tiek, na? Aš kaip... gerai, nereikia. Ne, aš tik klausiu. Ai, užgavau jau, atsiprašau. Ne, aš pati esu stipri, tik fiziškai, tik emociškai. Nereikia čia. Vat nereikia. Kaip tik net per daug tvirtokieto charakterio. Samanta, ką tu darai čia? Kaip manai, ką tu manai apie grožio peilį? Ne serialą turiu omeny, o plastinės operacijas. Aš esu už. Bet visų pirma, esu už tada, kai tai yra daroma, kai žmogui tas kompleksas, visų pirma, kad jam tas kompleksas trukdo gyventi. Arba antras dalykas, kai jau tai yra, žmogus yra metuose, amžyje. Ir jeigu jis nori atrodyti ilgą laiką jaunas. Aš žinau, kad tu manęs nepažįsti. Tai puiku. Bet aš tave stebėjau visą savaitę. Ką tu čia jungi? Dvi. Rumor. Samanta. Kokią parnuškę tu dažniausiai žiūri? Kokio žanro? Nes man, pavyzdžiui, patinka Double Anal Penetration. O tau? Hardcore. Matai, aš per kompiuterį jos nežiūriu, aš tiesiog pasižiūriu per televiziją, jeigu ją rodo. Ai, geras šitas. Samanta, o per televiziją rodo parnuškę? Kiek tu dar būsi Lietuvoje? Rodo, per TV6, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Tai tenais ne parnuškė, tenais... Okei, palauk. Samanta. Tai nebūtinai turi būti juoda. Samanta, tavęs univerė dar nepasilgo? Nepasigėdo? Matai, aš nežiūriu kitus žmonės. Gerai, Samanta, mes turime dabar jau paskambinti mūsų geram draugui. Ar tu nesiruoši išvažiuoti į Paryžių užsienį studijuoti? Po Vilnių aš studijuoju jame, bet aš dabar esu čia, bet iki vasario pradžios, iki vasario 1. Aš jau kaip sakiau. Ačiū tau labai, Samanta, už pokalbį. Kada pasimatysim, kada tu atvažiuoji? Kai Jonas grįž, sakė. Kai Jonas grįž ar antradienį? Žiūrint, kada grįž. O antradienį net važiuosi jau, ne? Ne, tai aš sakau, kad aš atvažiuosiu antradienį kitą savaitę. Taip.
Bet aišku geriau, kad jūs būtumėt visi 3. Taip. O dar geriau, kad 4 būtumėm. Lukas mūsų dar radistas yra, žinai tokį? Nereikia. Yra oficialus radistas. Taip, Lukas. Ok, ačiū tau, Samanta. Gerą vakarą, iki.